Taigi, sveiki gerbimieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas. Ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 42-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Na ir šią laidą pradedame nuo kokio kito, nuo liberaliosios demokratijos būklės šiaip pasaulyje. Ir iš tikrųjų man šitą visą tokią frazę kelia šypseną. Ir jūs, kas mane sekate, tikriausiai matėte, kad aš atsidūriau šią savaitę ir LRT radio vėl laidoje su tokiu klausimu. Nes, iš tikrųjų, tai labai nuspėjama būna, kai pasaulyje daug įvairių įvykių, tai daugelis tų jau didžiųjų medijų žurnalistų paleidžia šitokius pamąstymus į eterį ir čia tikrai galima susirasti kiek tik nori pavyzdžių. Štai Washington Post'e žymus apžvalgininkas ir CNN žurnalistas Faridas Zakarija tokį paleido straipsnį, Bloombergas labai panašiai formuluoja: liberalioji demokratija pavojuje, visur blogai, visur krizės, visur iššūkiai ir demokratiją gelbėkim, institucijas gelbėkim nuo Rumunijos iki Pietų Korėjos, iki Gruzijos ar tai Sakartvelo ir be abejo visi iškart priduria ir Jungtinėse valstijose kokie iššūkiai ir panašiai. Na ir dar pridedama ir Prancūzija, Vokietija, dar kas nori. Iš tikrųjų, aš tai laikausi kategoriškai nuomonės, kad tarp šitų šalių panašumų yra labai nedaug. Vienintelis kažkoks vienintis veiksnys, visko, ką galima pavadinti bendras vardiklis visų šitų procesų, galbūt būtų tik tai toks, bet ir tai tik iš dalies Jungtinių valstijų esamos jau nueinančios administracijos, visiškas pasimetimas ir nesusitvarkymas su padėtim pasaulyje. Ir tai puikiai charakterizuoja tas faktas, kad jie visiškai nežinojo, nesuvokė ir nenumatė įvykių Pietų Korėjoje, kurie kaip bežiūrėsi, kaip bedėliosi tolimesnės geopolitinės dėlionės, Jungtinėms valstijoms tai yra esminis partneris, esminė dalis bet kokios strategijos Kinijos sulaikymo, svarbi industrinė šalis, kurioje yra 28,5 tūkstančių JAV karių dislokuota, visais atžvilgiais pramoninių, net kultūrinių, visais atžvilgiais labai svarbi šalis ir tai, kad tas šiek tiek komiškas perversmas ar bandymas jo įvyko ir pats Blinkenas kitą dieną pareiškė, kad jis nieko apie tai nežinojo, tikriausiai nemeluodamas. Nors šiaip aš tą ir norėjau pasakyti, kad jis vis dėlto turėjo žinot, turėjo kažkaip nujausti. Tai parodo, ant kokio lygio nesusigaudimas šitoje administracijoje ir ypač paskutiniu metu visiškas nesusipratimas. Jie ten kažkur daro dar Bideno turus po Afriką atsisveikinimo, dalinami dar pinigai, o tokių esminių klausimų, ar jie specialiai nesuvokia, kas vyksta, kur kas yra svarbu, ar norėdami pakenkti, palikti kuo blogesnę padėtį Trumpui, ar čia tikrai toks visiškas nuoširdus nesigaudimas, sunku pasakyti. Kalbant apie Pietų Korėją, taip, tas komiškas perversmas ir ta karo padėtis tęsiasi komiškai trumpai. Dabar prieš balsavimą dėl impeachmento jau prezidentas atsiprašė už bandymą panaikinti liberalią demokratiją. Ir norite tikėkite, norite ne, tačiau šito viešo atsiprašymo užteko galbūt ne visiems korėjiečiams, tačiau prezidento partija liko ištikima jam, išėjo iš balsavimo dėl impeachmento ir prezidentas panašu, kad liks savo poste
bent jau kuriam laikui ir kalbant šekspyriškais terminais, much ado about nothing gavosi. Per vieną savaitę buvo ir bandymas padaryti perversmą, ir atgaila, ir impeachmentas, ir viskas liko taip, kaip buvę. Na, iš tikrųjų, kaip po tokiai svarbiai šaliai, kaip šalis 11 pasaulio ekonomika, ne ką mažesnė, tarkim, 11 ar 12 kažkur panašiaus dydžio ekonomika su ta pačia Rusija. Na, iš tikrųjų keista, kaip taip vyksta, bet vyksta. Tai šalis, iš tikrųjų, kas nežinote, šita Korėjos Respublika, šita demokratija vadinama 6-oji Respublika ir tai yra daug, žinant, kad skaičiuojama tai dar nuo Antro pasaulinio karo pabaigos. Tai jie pakankamai turbulentiškas turėjo tos kelis pirmus dešimtmečius ir ta liberalioji demokratija ten toli gražu nėra norma. Ir tai aš apibendrimas šitą įžangą pasakyčiau apie bendrai visas tas šalis, kurias pažiūrėsi, kur ten bandoma besti ir ieškoti bendrų vardiklių, visur yra skirtingos situacijos. Tarkim, ta pati Gruzija ar Sakartvelas, kaip čia naujakalbiškai vadinama, tai tiesiog jinai yra atsidūrusi geopolitinės kovos centre ir aš nematau būdų, kaip kolektyviniai vakarai šiuo metu, ypač vargiai bei išlaikydami Turkiją savo gretose, su išlygom aš nematau būdų, kaip kolektyviniai vakarai gali grumtis dėl kontrolės Gruzijos. Tai čia toks liūdnesnis dalykas, bet galbūt pereinam prie kitos temos. Na ir ką, atvyko tėtušis. Į Europą atvyko šiuo metu, man įrašinėjant, jau pasirodė pranešimai ir nuotraukos. Šeštadienį, 7 dieną gruodžio, Donaldas Trumpas pirmą kartą po perrinkimo savo prezidentu atvyko į užsienio šalį, į Europą tvarkos daryt. Ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, aišku, sutiko iškilmingai ir iš karto, kaip ir pridera europiečiui, pasiūlė Donaldui Trumpui užsiimti reikalų 3. Ne, jūs gerbėmėjai kažką net tokio pagalvojot ir nuotraukas čia netą įdėjau. O už tai, ką jūs čia dabar pagalvojot, daugelis jūsų nematysit dangaus karalystės. O kalbant rimtai, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ekspromtus organizavo trišalį susitarimą su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu. Ir nuotraukos yra, visi kažkiek įsitempę. Ir reikia pasakyti, kad visiems trims šitiems lyderiams šiuo metu labai reikalingos greitos pergalės. Trumpas yra daug ko prisižadėjęs, Ukraina patys žinome, nuvargusi ir tikrai daug neaiškumo dėl ateities šalies. Na ir Emmanueliui Macronui, aišku, vidinės politinės kovos taipogi neduoda ramybės, visiems reikia skubių pergalių. Tai ar nebus taip, kad šitas vizitas nebus visiškai tuščių lozungų rinkinys, ypač turint omenyje apie tai kažkiek vėliau pakalbėsime situaciją Sirijoje, kur rusams nesiseka ir visą tai sudėjus į vieną krūvą. Kodėlgi ne, nes Donaldas Trumpas šiaip ir savo pirmos kadencijos metu su Macronu jie visai normaliai kalbėdavosi. Macronas, kai jam to reikia, jis sugeba save vaizduoti kaip rimtą lyderį, bandė ten net galinėtis nuo Donaldo Trumpo rankos paspaudimo stiprumu. Prancūzija šiaip tos Notre Dame katedros atstatymas yra didžiulis įvykis, čia vis dėlto susitelkė tauta ir, tai yra šiaip ar tai pastatas, įspūdingas ir reiktų pasakyti, kad vis dėlto pagarba, kad sugebėjo tokį projektą įvykdyti ir kažkaip tai
nenusispjovė į savo krikščionišką šaknis. Ir čia galbūt irgi šitoje vietoje kartais, klausantis Emmanuelio Macrono, kartais galima išgirsti gaidelės to, ką galima būtų pavadinti sveiku protu. Tiesiog kaip jo siūlomi sprendimai, tarkim, dažnai jis savo kalbose, čia taipogi neseniai pripažįsta, kad Europa yra nekonkurencinga, kad Europai kažką reikia daryti, tačiau jo siūlymai dažniausiai baigėsi tuo, kad duoti dar pinigų, dar daugiau finansavimo tiem žmonėms, kurie ir privedė Europą prie šitokios būklės. Čia kažko panašu į tą Mario Draghi ataskaitą, kuri savaime yra visiškai sveikintina ir puikus konstatavimas tos katastrofiškos Europos būklės konkurencingumo prasme, tačiau, žinoma, siūlomi sprendimai kišti dar daugiau pinigų į tai, kas ir privedė prie tokios būklės, kelia klausimų. Tai čia panašiai ir su visom Macrono kalbom, kartais iš konteksto išėmus paėmus kai kuriuose kalbas ir iniciatyvas apie tai, kad Europa yra priėjusi kritinį tašką, tai su to pilnai reikia sutikti, tačiau visada reikia pasižiūrėti, ką jis siūlo. Macrono sprendimai, aišku, būtų kažkokia tolimesnė gili Europos federalizacija ir dar didesnė biurokratija ir dar daugiau pinigų perskirstimo per kokią nors Europą ar dar panašiai. Giriant pernelyg Macrono, reiktų pasakyti, kad šitas vizitas jam tikriausiai bus geras. Jam padės nukreipti dėmesį Donaldo Trumpo ryški ševeliūra nuo tų vidinių problemų bent trumpam. Ir jeigu iš šito vizito kažkas gausis, Ukrainos karo kontekste, tai Macronas irgi galės sakyti, kad jis yra kažką pasiekęs kaip prezidentas. Tai, kaip bebūtų, kaip bevertintume Macroną, palinkėkime sėkmės, kad kažkas būtų buvę susitarta. Ir ši savaitė tikrai pasitaikė labai darbinga Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui. Tikrai nugarsėjo jo visi, kaip sakant, pasisakymai per pasaulio žiniasklaidą. Šiaip jaunesniems žmonėms apskritai galėtų pasirodyti, kad Sergejus Lavrovas visada buvo užsienio reikalų ministras ir niekada ir nebuvo kitokio užsienio reikalų ministro negu Sergejus Lavrovas. Ir iš tikro galima būtų ir atleisti tiems žmonėms tokią nuomonę, nes be jokios pertraukos Sergejus Lavrovas yra Rusijos užsienio reikalų ministras nuo 2004 metų ir reikia manyti, jis tenkina Putiną, nes netgi per tą Putino pertrauką Sergejus Lavrovas niekur nesitraukė ir tai yra žmogus, kurio Rusijoje pasitikima. Ir aišku, jis nuskambėjo pasaulyje šią savaitę dėl dviejų dalykų. Tai aišku, vienas jis sudalyvavo po poros metų pertraukos, pirmą kartą pasirodė Europos Sąjungoje, Maltoje, sudalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos plenarinės sesijos posėdžiuose ir išdėstė tą pačią savo rusišką nuomonę, išdėstė tai, kaip Rusija mato pasaulį, nieko nepasikeitęs, apsižodžiavo su Blinkenu, su visais ir nieko naujo nebuvo, išskyrus tai, kad šiaip ar taip tos Lavrovo pasirodymas šioje sesijoje, parodė, kad nors šiaip jam pritaikytos asmeninės sankcijos, bet jis nėra neutral kažkokiam sąraše, todėl gali keliauti Europos Sąjungą, nėra jam joks arešto orderis išduotas ir jis turbūt ir toliau ketina daryti, ir tai turbūt indikacija, kad de facto vis dėlto, kaip čia pasakant, politika keičiasi Rusijos atžvilgiu ir visi jaučia, kad artėja derybų metas. Ir aišku, kitas dalykas, dėl kurio Lavrovas vėl pagarsėjo, tai dėl to, kad į Rusiją sugrįžo senas mūsų laidos ir laidų draugas ir tikrai iš tikrųjų įtakingas žurnalistas, apžvalgininkas ir galima sakyti Amerikos
vienas svarbesnių nūdienos visuomenės veikėjų Tuckeris Carlsonas, kuris, savo asmenyje turbūt personifikuoja ir yra idėjinis vadas to Rusijos verštėjerių judėjimo, kuris egzistuoja toks ir Amerikoje. Ir Tuckeris Carlsonas labai nusipelnė, kad tie Rusijos verštėjeriai Amerikoje būtų išgirsti ir iš tikrųjų jie turi savo balsą, nors vėlgi reikia paminėti, kad savo kažkokios didelės įtakos naujoje Trumpo administracijoje, tikriausiai jų įtaka bus ribota, žiūrinti visus pasirinkimus susijusius su nacionaliniu saugumu. Tai ir nacionalinio saugumo patarėjas Maikas Volcas, ir valstybės sekretorius, ir ypač paskirtas pasiuntinys Rusijai ir Ukrainai Keithas Kellogas, jie nėra iš tos Rusijos verštėjerių stovyklos. Galima sakyti, kad Tulsi Gabbard būtų tokia, kaip čia pasakant, kvestionuotina, nors dar nėra aišku, kad jinai praeis Senato patvirtinimą. Tačiau vėlgi ta jos rolė, tai kaip po visų žvalgybos agentūrų koordinatorės, irgi nėra tas žmogus, kuri, jeigu jinai ir būtų patvirtinta, formuotų politiką, tarkim, Europos saugumo klausimų. Bet aišku, Tulsi Gabbard yra klausimų dėl jos pažiūrų paprasčiausiai, nors aš kartą minėjau ir irgi pakartosiu, kad tas jos pavadinimas Rusijos agente, kuris atkeliavo ne iš ko kito, iš Clintonų šeimos, kurie yra apšmeižę daugybę žmonių, skaitant ne tik Trumpą, bet ir tą patį savo partijos prezidentą Obamą ir daugelį kitų. Vienu žodžiu, aš tikrai nesimčiau taip tvirtinti, kad jinai kažkoks yra Rusijos žvalgybos plentas, asetas, dar kažką, bet kad tai yra iš tų Rusijos verštėjerių stovyklos Amerikoje, tai faktas. Mieloji Tulsi, ir jinai, aišku, yra labai populiari tose, kaip čia pasakant, sluoksniuose, kurie klauso Joe Rogano to paties, nes, tų nepriklausomų mąstytojų visose sluoksniuose, suprantama dėl ko. Tie žmonės, jie visiškai nenori to, ne tik kad neokonservatorių, kaip jie juos vadina, bet net ir tų žmonių, kurie jiems atrodo panašus į neokonservatorius, į užsienio politikos vanagus. Tai Tulsi Gabbard yra iš tos stovyklos, bet, kaip minėjau, tai nebūtų kažkas tai tokio, kas šios administracijos naujos Trumpo administracijos politiką paverstų kažkokią kitokią Rusijos Ukrainos klausimų, nes vis dėlto žymiai svarbesni tai klausimų bus balsai Keitho Kellogo, Maiko Volco, to paties Marko Rubio valstybės sekretoriaus. Ir reiktų pasakyti, kad Ukrainos prezidento administracijos vadovas šią savaitę Andrius Jermakas keliavo ir po Jungtines valstijas ir susitiko su Trumpo žmonėm, susitiko su tuo pačiu J.D. Vance'u, kuris galbūt galėtume pavadinti kažkokiu tai irgi Rusijos verštėjeriu tam tikrų laipsnių. Tačiau tame sutikime yra pranešimo dalyvavo tas pats Maikas Volcas, būsimasis nacionalinio saugumo patarėjas, dalyvavo Keithas Kellogas, tai vėlgi tai negalėjo būti labai blogas susitikimas. Iš Twitterio X posto Jermako irgi panašu, kad viskas ten gerai praėjo, kad buvo jis New York'e, buvo jis ir Floridoje, aišku, kokioje vietoje Floridoje buvo, viskas turėtų būti puikiai su tuo, ne tai, kad puikiai, bet turėtų būti, kaip čia pasakius, ta formuluotė Ukrainos klausimų kažkuo labai panašiai tai, ką Keithas Kellogas yra išdėstęs savo taikos planuose, tai yra, kad Amerika, aišku, naudos pagalbos svertą priversti Ukrainą derėtis, bet jeigu Ukraina vis dėlto sutiks derėtis, parama nebus nutraukta ir Ukraina iš tikrųjų turbūt netgi gaus daugiau negu gauna iki šiol. Tai aš manau, viskas dėl to bus gerai. Ir aš šitoj vietoj tas antrasis šią savaitę įvykęs Tuckerio Carlsono vizitas į Maskvą ir pokalbis su Lavrovu, aš manyčiau, kad tai
tai galbūt buvo net nesankcionuotas iš Trumpo stovyklos, nors čia, aišku, sunku pasakyti tos visas pavadinės sroves, bet galbūt čia tos Rusijos feršterių stovyklos jau šiek tiek ir desperatiškas veiksmas, na, kažkiek, kaip čia pasakant, atkreipti ir Trumpo, ir kaip pasukti būsimosios administracijos politiką kažkokią artimesnę Rusijai linkme, nes iš tikrųjų taip paėmus tas pokalbis su Lavrovu, apie kurį aš labai plačiai nesiplėsiu, nes artimiausių metų mes įrašinėsime dar laidą su blogeriuku sugrįžusiu, sveikas sugrįžęs. Tai tenais aš plačiau biškį panagrinėsiu, apie ką kalbėjo Tuckeris Carlsonas su Sergeju Lavrovu. Bet bendrais bruožais tai Tuckeris Carlsonas labiau stengiasi gąsdinti amerikiečių publiką, nei tai stengiasi daryti Sergejus Lavrovas. Man toks įspūdis susidarė. Lavrovas kažkaip tais pernelyg nebaugino nei to savo riešnikų, nei dar kitais dalykais ir stengiasi labai ramiai paaiškinti paniką, sukelti, man atrodo, iniciatyva buvo iš Tuckerio Carlsono, turbūt jaučiant, kad jo įtaka naujai Trumpo administracijai nebus tokia didelė, kokios jis tikėjosi ir kokios jis siekė. Tai aš taip bendrais bruožais pasakyčiau apie šitą Lavrovo ir Tuckerio Carlsono pokalbį. Nieko iš principo naujo Lavrovas nepasakė iš tokių dalykų, kas nebūtų tiems Rusijos feršteriams žinomi, ten tie pažadai neplėsti NATO žodiniai dar nuo Gorbačiovo laikų ir panašus dalykai, na, tai yra 100 kartų pakartota. Tik tai aišku, vėlgi čia reikia paminėti, kad Lavrovas, aišku, pasirinktas dėl to, kad jis turbūt, vienas dalykas, jis, aišku, angliškai kalbas, ko nedaro dauguma Rusijos pareigūnų ir apskritai artimų Kremliui žmonių, bet kitas dalykas, aišku, jis yra protingesnis, jis yra už Putiną protingesnis, jis nepradėjo pokalbio nuo to ten pusvalandinio briedo, kaip Putinas apie tai, kaip, žinote, nuo ankstyvųjų viduramžių ar dar seniau Ukrainos niekad nebuvo ar negali būti. Lavrovas kalbėjo tos dalykus, kurie geriau veikia vakarietiškai publika, geriau suprantami, apie tai, kad neva pažeidinėjamos rusų teisės, religinės teisės. Tas iš tikrųjų yra pakankamai taiklus ginklas ir Rusija, man atrodo, ačiū Dievui, dar nepakankamai gerai išnaudoja. Bet Lavrovas tikrai, kaip čia pasakant, profesionaliau perteikė tą Rusijos poziciją ir aš manau, dėl to jis ir buvo pasirinktas Tuckerio Carlsono, kad jie tie žmonės, kurie jį suvedinėja su Rusijos žmonėm, jam nurodė pakalbėti su kažkokiu blaivesnio proto ir įsivaizdavimo žmogum negu Putinu, nes aš manau, Tuckeris Carlsonas, jis nebūdamas durnas, jis pats puikiai suprato, kad tas pokalbis su Putinu šių metų pradžioje vasario mėnesio, tai Putinas pats sąmoningai ar nesąmoningai sabotavo savo poziciją su tais savo pseudoistoriniais išvedžiojimais. Tai tiek būtų bendrai, plačiau aš pakalbėsiu galbūt pas blogeriuką laidoje, ar pačiu artimiausiu metu čia laukite, blogeriukas jau atgaudinėja jėgas ir ruošiasi grįžti į studiją ir smogti iš naujo liberaliai demokratijai. Tai būtų tokie dalykai, kaip minėjau, šitas Lavrovo interviu, jis vėlgi ir jis nesukėlė ir tikrai nebesukels jau tokio didžiulio furoro, kaip buvo Tuckerio Carlsono su Putino, ir ažiotažo mažiau, na, čia jau yra sequelas, tai nėra jau originalus žanras ir bendrai tų įvykių tiek daug ir tai nebėra, bent jau Amerikoje, tokia jau karštai aptarinėjama tema, tai ką ten darys su Ukraina Trumpo administracija, visiems įdomiau ir kraščiau aptarnėjama, ką ten Muskas darys su Doge, kaip ten efektyvins visą vidaus administraciją ir panašiai. Dėl to aš manau, ir ne tik aš manau, bet visi požymiai rodo, kad bus pakankamai toks blaivus ir pakankamai
nepalankus Rusijai rastas Ukrainos klausimo sprendimas, tai yra nebus nuolaidžiaujama, bus ta taika padaryta tokiom sąlygom, kad Rusija tikrai negaus visko, ko nori. Tai, faktinės, aišku, kontrolės tų užimtų teritorijų jinai nepraras, bet kad jei būtų Rusijai ten visos jos hotelkos, kad ten Ukraina kažkokį amžiai įsipareigotų kažkokį neblokinį statusą ir taip toliau ir dar kažką, tai šito irgi nebus. Ta prasme, Ukraina gaus, jeigu ir ne kažkokios tai ten saugumo amerikiečių tiesioginės garantijos, tai gaus tikrai pakankamą karinę pagalbą ir dėl to aš esu labai iš tikrųjų optimistiškai nusiteikęs. Šiuo metu tikrai kažkuriuo metu atrodė baisiau, ką galėtų Trumpo administracija padaryti Ukrainai, ypač ten, kaip daug kartų kalbėjau, žinant tuos faktus, kiek kartų Zelenskis ir ankstesnės netgi Ukrainos valdžios yra ne už tą pusę pastačiusios Amerikoje. Tai čia tiek būtų šito klausimu. Praėjo šitas dar vienas Takerio vizitas į Rusiją ir šį kartą, man atrodo, dar bus dar mažiau rezultatų ir pasiekmių ir netgi ažiotažo ir klikų ir peržiūrų negu praėjusį kartą, nes, visi supranta, kad nėra kažkokios labai didelės tikimybės, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą. Šiuo metu, ta prasme, kodėl tai turėtų daryti šiuo metu, kai nepadarė tuomet, kai buvo peržengtos visos tos kitos jos vadinamos raudonosios linijos, ar ne?